Nu ką, kelionė dar neprasidėjo, bet važiuojam, pirmas punktas mūsų, tai gyvūnų pasai sutvarkyti. Visus jų kelionių dokumentus. Kalniukas. Tai va, dar paskutinis vakaras šiandien Ispanijoje. Išmiegam ir rytoj apie pietus pajudam. Turite kažką pridėti? Nelabai. Tai va, šiam vlogė tai bus mūsų pirmas kelionės vlogas. Biškutį papasakosim apie kainas, apie viską, visoj mūsų kelioniai, kiek mes už ką mokėsime, pridėsim kažkur tai iš čia. Žodžiu, pafiksuosim tiek mano tie kalniukai. Nu tai ką, varom sužiūrėt bachūrus, atsižymėt ir jau praktiškai kelionė prasideda. Na ir ką tik iš klinikėlės, iš Vetkės, žiauriai keistoj vietoj įsikūrusi. Šiaip kas gerai, netoli namų, tai labai patogu. Tai va, šalia čia yra parduodami būstai. Galite išsirinkti, pasižiūrėti, kokie norit. Čia yra tokia nedidelė veterinarinė. Ir čia toliau yra visas toksai skveras valgymo barų. Tiesiog krūva barų, skirtingų, visas toksai skverelis padarytas. Ir tarp jų, va, čia yra tiesiog tokia veterinarkė. Nu, tai va. Tai va, bernai jau atžymėti, keliauti gali. Vėl pasakė, kad katinas mūsų storas. Tik parodė šio karto. Praeitą kartą sakė, kad jūs turit viršsvorio. Nu, pats žinom, 10 metų beveik. Stabiliai vienodas iš esmės. Paskutinis gal 8 metus. Taip. O Rino išpratėjęs, jaučia jau, kad... Okay, to jau pratesim mašiną. Gyvūnų štampukai kelioniai ir nuo kirminų tabletės mums apsėjo 60 eurų. Pirmas, kaip sakant, mūsų pirmos išlaidos. Ane? Ne pirmas, nes pirmas buvo užsisakyti Barcelonoje apartamentai, kur bus pirma mūsų stotelė. Ta padarėm anksčiau, o čia dabar yra antros. 140 eurų. Barcelonos, jo? Taip, 100 eurų pakainavo tas malonumas. Barcelonoje gauti, išsinuomoti būstą su virtuvė ir kur būtų leidžiami gyvūnai, tai žiauriai sudėtinga. Ir žiauriai brangu. Ir tikrai brangu. Tai 140 eurų čia buvo vienas pigiausių pasirinkimų, ką ir buvo paprasčiausių, taip, realiai prigriūti nakčiai, tai, žodžiu, tai porą šimtukų jau nėra, o dar neišvažiavom iš namų. Tai ką, nu tai jau pasimatysime ryte tuomet, nes... Pakely ko gero. Link Barcelonos. Jau link Barcelonos. Tai ką, varom toliau. Na tai spėkit, kas savo gyvenime teatro daug pražaidė. Ta prasme, tobuliau tu nesapakuosi. Ta prasme, Master of Tetris. Aš nežinau, kaip tu čia pusę mūsų gyvenimo, tiksliau visą gyvenimą sugrūdai. Bet prašau. Jeigu reikia žaisti gyvenime tetrį, tai čia ekspertas. Jau čia kitas lygis yra. Ta prasme, nei vieno tuščio plotelio. Fantastika. Pagirtina, visą dieną dirbo žmogus. Vat, tą ir pridirbo. Patikėkit, viduj ten irgi atrodo viskas panašiai. Nu ką, riedam. Pirmoji kelionės diena prasidėjo. Pajudam, nusikalę jau, kol susipakavom. Kaip matot, veidrodėlio galinio neturim. Ten kažkas sako miau, ten kažkas lekuoja. Žodžiu, ryte dar pasportavom. Nuvarėm, padarėm treniruotę. Tai buvo kojos. Tai iš esmės sunkiausia treniruotė iš visų 4 einančių pasiekoje. Tai dabar yra pusė pirmos. Teoriškai pagal navigaciją dabar turėtume apie 6 valandą plius minus pasiekti pirmą tikslą, bet be šansų.
nedaug dievė 7. Jo, visi sustojimai pavalgyti, tualetą Bet kokiu atveju 7:30-8 tame tarpe turėtume būti. turėtume būti. Nes automobilis žiauriai sunkus, net neįsivaizduojat, sėdi ir tu jauti tą sunkumą tam automobilį, nes, mano vyras yra tiesiog žmogus, kuris pasiėmė viską, ką mes turėjom. Jis sugebėjo įgrūsti į mūsų automobilį visą mūsų gyvenimą, užkauptą per 13 metų, tai nežinau, kaip tu taip sugebi. Kaip ir sakėm, kad meistras daiktų pakavimo tetrio. Netgi tą, ką galėjom tikrai išmesti, bet mes pasiėmėm. Viskas gerai, neprapuls. Truk prireiks. Tai, žodžiu, tikrai energijos dabar tai biški mažyn ir kitas dalykas, kadangi kalorijos yra gan stipriai prisuktos, pakankamai, tai nenori alkis į viršų, energija biški žemyn. Bet dar skūstis net nedrįstu, apart to, kad tikrai alkis tokiom dienom kaip šiandien, kai labai anksti kėlėmės, 5 valandą, Jo. kad viską pasidaryti, maistą susiruošti, susipakoti, susidėti. Šaliau normaliai prasivaikščioti, jo. Nuvaryti, pasportuoti ir taip toliau, tai tam reikėjo laiko. Tai tokios dienos jos pavargina. Bet mums pavyko. Ne pirmą kartą, įtariu, ne paskutinę. Mes mėgstam taip viską. Ką darysi? Bet, kol kas viskas labai sklandžiai pagal planą, taip kaip planuota, taip kaip viskas yra, tai viskas kol kas dėliojasi gerai. Tai tikėkime, kad tą tempą ir pavyks išlaikyti iki pat galo be visų pričiūdų ir šiuo kartu neturėtumėm pribairiuoti keliaujant dėl aplinkybių kažkokių tais. Jo, labai tikimės to. Beje, pridavėm pilnai jau mūsų namus, tai atgavom visą depozitą. Nebuvo prie ko prisikabinti. Žodžiu, savininkai labai puikiai nusiteikę buvo, atidavė viską be jokių problemų dar vakar. Tai šiandien tik tais raktelius padavėm ir viskas. Tai kelionė. Yep. Ne veltui dažėm tas sienas, ne veltui. Tai tiek, susitiksim kažkuriam sustojime jau. Pirmas sustojimas. Esame Valencijoje, užsukom kavutės Starbucks'o. Iš tikrųjų, Nierka yra kaltas dėl Starbucks kavutės, nes per jį pradėjome. Kodėl mes per jį pradėjome, aš nežinau. Mes su juo Vengrijoje pastoviai gerdom, nes buvom išnuomavę butą, už 5 minučių buvo Starbucks'as. Jis, kadangi kiekvieną rytą turėdavo daryti kardio, o aš tuo metu storas buvau ir nereikėjo, ir geriau kavą su migdolų pienu arba be laktozės. Dabar tenka joda mėgautis. Tai žodžiu, jisai eidamas daryti kardio visada paimdavo kavos. Prie pat namų dar vėlgi tam pačiam name buvo bandelinė, kuris man kiekvieną rytą paimdavo krosanų. Arba paprastų, arba su sūriu, priklausomai nuo dienos, kokią valgyti turėjau. Nes taip, aš valgydavau pusryčiam krosanų su lašiša ir gerdavau kavą su pienu. Ir turėjau apsus, tai no judge. Tai žodžiu, jisai pastoviai tą darydavo ir po to mes dar dienos metu eidavom gerti ir panašiai. Tai, ir Rumunijoje, kai jau visi kartu buvom, lygiai tas pats scenarius, gyvenam prie Starbucks'o ir vis tiek Nierka eidavo pirkti kavą. Tai žodžiu, Nierka linkėjimai, o mes su kavelė, o vis valgo blinčikus. Čia turėjo būti pusryčiai, bet kadangi sportavom ryte, tai žodžiu persikėlė į pietus. Tai trauksiu ir aš savo blinelius ir iš Valencijos judam į Barceloną. Mokami keliai. Bam. Kiek prašo? Dar cink, pitakėlis. Ką tu? Nerimsti dar? Dar nerimsti vaiks. Žodžiu. Jau biški geresnė situacija nei visą kelionę. Viskas. Takas sumokėtas.
šlagbaumas pakeltas, riedam toliau, jau artėjom Barcelonas. Liko, gera valandėlė kelio, 57 kilometrai, kaip po visur žadėjo, apie pusę 7 būsime vietoje. Taip. Pusė 7, kažkas tokio. Žiūrint, kiek dar stosim. Ir priklausys nuo eismo Barcelonai. Jo, tiesa. Kaip tenai ir kaip su parkingu pasiseks. Tai jau pasimatysime. Nes Ispanija su parkingu saks. Saks ne tas žodis. Labai blogai. Ja, nieko. Pabambėjom. Tiesiog informavom. Formavom. Rankos. A vėl apsimokėjom. Kiek? 8,15 €. Ulele, 19. 8,19. Tai ką mokėjom, į vėl mokam, lemba. Nu, gerai. Dar vailesas knisa proto nenori. Šakės. Mokam da mokam. Na, tai dabar pavyzdys, jum ką galima Barsoj gauti už 140 € vienai nakvyniai. Pasirinkimų nebuvo daug, netgi norint, nes kadangi mes esam su gyvūnais, tai automatiškai šitas sumažėja. Kitas dalykas sumažėja dar tas dalykas, kad yra reikalinga virtuvė. Vienas variantas buvo galimas pasirinkti už 100 €, tai iš nuotraukų atrodė kokius 10 kartų baisesnis negu šitas. Šitas iš nuotraukų atrodė visai nieko variantas, bet pažiūrėkit. Na, tai pradėkim nuo antikvarinių durų. Šaldytuvas. Čia šiaip daiktai. Aišku, didelė romantika. Labai aukštos lubos. Labai aukštos. Čia turbūt kokie, nusakyčiau, 6 tik bus kažkas tokio. Žodžiu, toliau einam. Ačiū, lova. Rino. Ane? Pasisveikinai? Gerai. Atlaikė. Atlaikė. Jau geriau negu praeitus visus kartus. Nu, turim neblogą televizorių, iš kurio naudos nedaug. Čia šildytuvas. Toks pagyvenęs ir labai prašosi išvalomas. Oro kondicionierius. Tokia šiaip tamsus kambariukas arba, nežinau, rūkykla, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Man labiausiai patinka patekimas į ją, dvigubas. Iš tolėliau tu geriau parodyk. Iš tolėliau, prašau. Nu, čia. Vartelį, kaip norit. Na. Mūsų irgi didvyris dar vienas, nei vieno melkalionės metu. Viskas normaliai. Toliau čia ta dalis ir virtuvė. Čia kadangi jau išsipakavom ir valiai pradėjom darytis, tai. Iš tikrųjų, čia yra katastrofa, kaip nešvaru. Kaip ir grindis, okei, patalinė lyg ir švari, bet kas liečia virtuvę, visur yra plaukų. Pažiūrėkit, aš ta prasme negaliu, blemba, net... O, Jėzu, kas ten per tarakonas dar? O, tokių dar gyventojų, dieve, mano to dar. Čia Ispanijoje tikrai surasit tokių. Jo, čia visur labai daug plaukų, labai šlikštų, ta prasme, net nepasistengia minimaliai paruošti kitiems žmonėms, visi stalčiai, viskas tiek yra šlikštų. Nu, come on, taip gyventi negalima, taip negalima už 100 € priimti žmonių. Live, dream, work, imagine, love, love. Pažiūrėkit, aš kempinėlės, vietoj kempinėlės naudoju sterilius, tuos blemba, nežinau kaip jie vadinasi, pamiršau. O tos sterilius plautinės yra katastrofa. Toliau. Čia. Tualetas su vonia. Dušu tiksliau. Čia dar net nemačiau. Na, tai, žodžiu. Šitaip va. Tai yra maksimaliai 140 €. Ta prasme, Ne, čia ne maksimaliai fu. Prancūzijoje maksimaliai fu buvo paskutinius kartus porą. Va ten tai buvo fu, kur irgi už 120 € labai riebiai nusikeik norėjau. Su šiktų pelėsiu buvo ir ryte atsikėlus vėmiau.
Jo. Ir galvas skaudėjo pusdienį belenkaip. Tai tik išeini lauk iš tų namų, atrodo savijauta iš karto 30% pagerėjo, tai dar biškut reikėjo palaukti, bet, žodžiu, buvo tada labai labai liūdna. Kitas bjaurus dalykas tame, kad parkingo nėra. Tai ir netgi pasistatyti, tai katastrofa. Važiavau į parduotuvę, suradau kitą arčiau namų, tai net nevažiavau į tą, kurią planavau. Viską gavau, ko reikėjo. Jinai maždaug apie kilometrą nuo namų. Ir buvo parkingas, gal kilometras biškutį. Ir galvoju, ai, nu, okei, prie namų mačiau, kaip tik išvažinėjant, buvo keletą tokių vietų, kur nedaug. Bet kažkoks suknistas pridurkas pasistatė mašiną per 3 vietas. Tokią nedidukę Kia ir galiausiai iš 3 vietų pasistatė vienas mašiną ir gavau, visur apvažiavau ir gavau vis tiek važiuoti vėl prie parduotuvės ir pasistatyti tenai vėl mašiną ir su visais daiktais vynioti gerą kilometrą atgal namo. Baisiai fan po šiandienos kojų kelionės ir taip toliau, tai tiesiog ir galų gale ir Valencijoje ir Barcelonui žiauriai išlikšti vairavimo kultūra. Baisiai knistanti. Tai Alicantėj, palyginus su Valencija ir Barsa. Na, kažką pridurt dar nori? Ko gero, nėra jau čia ką ir be pridurt. Svarbiausia, mes esam čia, rytoj ryte pasportuojam. Ką mes dar veiksim? Pasportuojam ir minam toliau. Jo, nes valgyti jau pasiruošėm iš vakaro, pasportuojam, dar kažkaip blynų sukepsiu. Ir viskas, varysim lauk iš čia ir toliau jau pasimatysim Prancūzijoj. Lyžion. Jo, tai Gerai. šiandien tiek, tai va ten viskas ir spauskit, ką reikia ir Dieve mano mums stiprybės atlaikyti šiąnakt. Ir va. žodžiu, okei. Bye bye. Ja, iki.